Tai sveiki žmonės, mes grįžtame į dar vieną Tank Online epizodą ir atsiprašau tam, kad buvo tokia didelė pertrauka, nes man kažkas buvo subanę kemo tam, kad negalėjau visiškai filmuoti. Tai, kaip matote, aš esu gan mažo lygio ir, kaip sakiau, atsiprašau tam, kad tokia didelė pertrauka buvo ir jeigu būtų galima 200 laikų pasiekti, tai labai būtų dėkinga, jeigu per vieną bent epizodą 200 laikų būtų. Tai būtų man pats geriausias dalykas iš jūsų. Tai dabar einame į mūsų tam tikrą priežastį, tam, kad mes šiandien esame. Ir jeigu norėsite, aš galėsiu jums parašyti, kaip vadinasi šitą programą, su kuria aš filmuoju. Ir, parašysiu aš description'e. Tai, kaip dabar pradėti. Ir jeigu ką, tai aš galėsiu ir testą epizodą padaryti. Nes taip tai, kad aš pažinau testą. Ir lošiu ne kartais, bet dar ir lošiu. Ir galėčiau ant kito akaunto prisijungti. Tai tam, kad truputėlį reikėtų palaukti. Dabar prisijungiame į servą ir viskas. Tai va. Ir kažkodėl love spalva pasikeitė. Visiškai ne tokia rūžava, bet tokia mėlyna ir rūžava ten iš širdelės tokius. Kažkodėl padarė. Nors tai netgi ir gražiau atrodo užtat. Nes taip, tai kad visiškai negražiai atrodė. Tai va, galvojate, dėl ko šitą muziką yra užleista. Tam, kad aš mėgstu tokias dainas Tank Online dainų. Ne Tank Online, bet šiandien, jeigu norite šitą dainą pasiklausyti, tai parašykite per YouTube UFA. Jeigu žinote jį, tokį youtuberį, tai jis žiauriai geras yra. Aš esu su diktatorium ir Tunderiu. Ir kažkas į mano timą tvarė. Turiu nedaug DMD, bet normaliai. Tai kur tos babos? Tai galbūt ir aš galėčiau padaryti facecamą, jeigu jūs žiauriai norėtumėt. Bet nemanau tam, kad aš galėčiau taip padaryti, nes aš pas net nežinau užtat. Tai man dabar truputėlį lagina ir jeigu iš tikrųjų 200 laikų ar dar daugiau gautume per šitą epizodą, tai būtų labai jum dėkinga, o man būtų žiauriai gerai. Tai man užvakar buvo 10 metų. Tai va. Ir aš turiu didesnio levelą šiaip tai akauntą. Tai ir jeigu jūs norite tam, kad padaryčiau video ant testo, tai pasakykit man į komentarus. Tai ir padarysim. Ir galbūt jeigu norite su draugais galėčiau padaryti. Tai ir jeigu norėsite su manim per Skype'ą su manim palošti, tai description'e bus mano Skype'as. Tai jūs galėsite su manim palošti testą, nes aš žinau testą, kur ten jis visiškai nereikia kodo, bet paprastas testas, tai žiauriai gerai, tai jis dar su peletėmis galima valdyti. Po to 9 milijonus ar kiek ten jis gauna, neatsimenu. Na šiaip tai dabar tik 5 veikia, bet man ant 5 tai reikia to kodo. Ir pats geriausias tai šiaip tai yra trečias pats geriausias yra. Jis žiauriai gerai. Bet 4 šiaip tai nesąmonė tenais.
Nors 10 tenais milijonų, kiek tenais gaunu. Tai vat. Jau tam, kuriam niekam nereikia. Sėjam šitą. Aš pirmoj vietoj 20 skorą. 2 kilai. Normaliai. What? What the fuck? Štai truputėlį keistai. Tai, man dabar truputėlį lagina, bet nepykite žmonės, nes man tai būna dažnai, kaip aš filmuoju. Tai vat. Reikia čia durniaut. Darniaut. Va, mirė. Tai, aš galėčiau iš tikrųjų padaryti tanko lentes servo, tik tais reikia jūsų komentaro ir jeigu norite ir su draugais galiu padaryti. Tai vat. Ir šiaip tai galėčiau iš tikrųjų padaryti epizodą didesnį levelą paprasto. Tai vat. Dabar tai čia lys truputėlį ne visai toks ankstokas rytas, šiandien 10 valandų 18 minučių. Tai vat. Ir dabar aš galėsiu tik tais po 10 minučių aš filmuoti, tai vat. Tai wow. Ir tu savo netgi ne taip apsiverčiau, kaip aš norėjau. Tai ir šiaip taip, daugiau šiaip tai nieko nenoriu pasakyti, tiesiog tam, kad noriu tą durnių nukapot bent vieną kartą. Wow, čia healas krenta, kada aš jau miriau. Ai, nu geriau aš to healo neimsiu. Jeigu man prireiks, bet jeigu kažkas kitas paims, o frizas pas mus? O frizas, tai durniai, taigi tai frizai. Nesąmonės. Čia loseris. Wow. Kas stovi vietoj. Man tiek... Fuck. Ai, nuvarau. Iš šiandien. Tai va, kasdieną padarysiu po 2 epizodus dabar. O po to ateityje tai net pas nežinau, galbūt padarysiu po daugiau tenais. Galbūt po kokius, nežinau, po 3 galbūt po kiekvieną, po kiekvieną dieną. Tai aš net pas nežinau. Ir dabar aš tikrai darysiu epizodus, žymiai plaukite. Tai vėl sugrįžau, nes aš turėjau kai ką padaryti. Tai vat. Ir aš į kitą mapą nuėjau. Tenais, kur, ne per daug žmonių, bet tenais daug žmonių. Taip. Don't tell anyone your password, you can lose your account. Jo, aš turėjau 2 kubų accountą ir kai pasakiau passwordą, tai žiauru tenais buvo. Visiškai bandžiau savo tikrąjį passwordą, o iš viso netiko tas passwordas mano. Tipo, rašau Roberus 1 ir, karočią, rašo password is incorrect. Tai, what in the fuck? Taip. Aš galbūt baigsiu šitą epizodą čianais ir pasimatysime kitame epizode. Davai.